Šiuo metu nieko nesiekima taip energingai kaip Jungtinių tautų 2030 metų agendos su liūdnai pagarsėjusiais tvarumo tikslais. Šiuo pasauliniu projektu siekiama visiškai pakeisti kiekvieną žmogaus gyvenimo sritį - mitybą, seksą, šeimą, darbą, finansus, sveikatą, švietimą ir viską. Viliojančiais argumentais turėtų būti panaikintas skurdas, badas, nelygybė, lygos ir kiti blogi dalykai. Tačiau neturėtume pasikliauti šiais eufoniškais planais. 20 JT dirbęs buvęs aukščiausias JT pareigūnas perspėja, kad JT kontroliuoja nusikaltėliai, kurie naudojasi JT, kad praturtėtų ir pavergtų žmoniją. Jei pažvelgsime į JT ir PSO planų seksualumo srityje, naujos gairės, kurios netrukus bus paskelbtos visoms tautoms, kelia daugiau nei tik nerimą. Europos parlamento narys Marcelis de Grafas iš Nyderlandų tam randa aiškių žodžių. Kažkas iš esmės negerai su žmonėmis organizacijose, vyriausybėse ir tarptautinėse institucijose. Jei jie nori siekti sekso su vaikais legalizavimo, jei nori propaguoti seksą su vaikais net milijoninėmis dotacijomis ir priversti seksualizuoti vaikus. Jo teigimu, ES taip pat milijonais subsidijuoja transvestitų ir translyčių asmenų pasirodymus darželiuose. Tuo pat metu Jungtinės tautos paskelbė dokumentą, kuriuo viena vertus norima įteisinti seksą su vaikais, o kita vertus vaikų asmeninio apsisprendimo įstatymų ketinama vaikams leisti pašalinti lytinius organus. Pasaulio sveikatos organizacija ir Jungtinės tautos nurodo visiems pasaulio vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms mokyti mažus vaikus masturbuotis. Jie pataria vaikams naudoti pornografiją ir mokyklose platinti plakatus, skatinančius vaikus užsiimti homoseksualiais veiksmais su savo klasės draugais. Rekomenduojamos knygos moko mažus vaikus apie oralinį seksą, tai yra didelis interneto platformos. Stop World Control, įvadiniai žodžiai. Vaikai turėtų turėti sekso partnerių. Jungtinių tautų darbotvarkė siekiant normalizuoti pedofiliją. Jungtinių tautų darbotvarkė pedofilijai normalizuoti. Ši ataskaita, kurią toliau išsamei apibendrina KLATV, pateikė įtikinamų įrodymų, kaip minėtos programos yra tarptautinės operacijos, kuria siekiama normalizuoti pedofiliją dalis. PSO paskelbtame dokumente lytinio ugdymo standartai Europoje vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms pateikiamos šios instrukcijos. Vaikai nuo 0 iki 4 metų turi išmokti masturbuotis ir domėtis savo bei kitų kūnų. Nuo 4 iki 6 metų vaikai turi išmokti masturbuotis ir būti skatinami išreikšti savo seksualinius poreikius ir norus. Nuo 6 iki 9 metų vaikai turi būti mokomi apie lytinius santykius, internetinę pornografiją, slaptą meilę ir savęs stimuliavimą. Nuo 9 iki 12 metų vaikai turėtų patirti pirmąją seksualinę patirtį ir išmokti naudoti internetinę pornografiją. PSO nurodo mokytojams visame pasaulyje išmokyti 9 metų vaikus, kaip pirmą kartą lytiškai santykiauti, kaip naudotis internetu ir mobiliaisiais telefonais patirti seksą ir išmokti įvairių sekso technikų. Mėly žiūrovai, jūs mane teisingai išgirdote. Tiesą sakant, tai vaikai, kurie ką tik išmoko užsirišti batus arba vis dar žaidžia su savo lėlių virtuve. Kitas Jungtinių tautų paskelbtas dokumentas pavadintas Tarptautinės techninės seksualinio švietimo gairės. Tai oficialus vadovas pradinėms mokykloms visame pasaulyje. Šio dokumento tikslas aprašytas 16 puslapyje. Juo siekiama suteikti mažiems vaikams galimybę užmegzti seksualinius santykius. 17 dokumento puslapyje Jungtinės tautos teigia, kad šis vadovas skirtas padėti mažiems vaikams užmegzti santykius su romantiškais ar seksualiniais partneriais. To paties dokumento 71 puslapyje nurodoma, kad mokytojai turi mokyti vaikus iki 5 metų apie bučiavimąsi, apkabinimą, lietimą ir seksualinį elgesį. 9 metų vaikai turėtų būti mokomi masturbacijos, seksualinio potraukio ir seksualinės stimuliacijos. Rutgers fondas yra Nyderlandų seksualumo centras ir panašus į gerai žinomą Planned Parenthood. Jie veikia 27 pasaulio šalyse, siekdami teikti lytinį švietimą, užtikrinti prieigą prie kontraceptikų ir teikti abortų paslaugas. Jūs taip pat esate PSO partneris.
Rutgers išleido vaizdo įrašą, kuris Europos mokyklų programos dalis. Jame rodoma, kaip maži vaikai skatinami masturbuotis. Planuojama įtraukti šį vaizdo įrašą į mokyklų programas visame pasaulyje. Nyderlanduose PSO ir JT gairės jau įgyvendino Rutgers. Ši informacija rodo, kad Rutgers visada buvo pasaulinio pedofilijos judėjimo priešakyje. Rutgers viešai paskelbė žinomo pedofilo Theo Sanforto pranešimą. Jie dirbo su Friso Bernto fondu, kuriam priklausė didelė vaikų pornografijos kolekcija. Rutgers taip pat pasirašė peticiją dėl sekso su vaikais legalizavimo. Jie leido žurnalą, kuriame 6 metų vaikas masturbavosi, 9 metų vaikas žiūrėjo pornografiją, o 5 metų vaikas užsiiminėjo oraliniu seksu. Rutgers taip pat nurodo mokytojams užtikrinti, kad vaikai kuo anksčiau pradėtų sekso praktiką. Rutgers rekomenduoja vaikišką knygą, kuri skatina mažų vaikų oralinį seksą. Rutgers pradinės mokyklos mokymo programoje teigiama, kad maži vaikai turėtų žinoti viską apie malonumą, fizinį susijaudinimą ir intimumą. Tuo tarpu leidžiama mokyklinė medžiaga 10 metų vaikams, kuri turi būti aiškiai priskiriama pornografiniai. Dabartinis Rutgers direktorių tarybos pirmininkas yra buvęs politikas André Van Ees iš Žaliųjų kairiųjų ir PSP partijos, kuri taip pat agitavo už pedofilijos įteisinimą. Neabejotina, kad Stop World Control ataskaitoje surinkta išsami informacija, patvirtinanti, kad Rutgers tarnauja tik pedofilijai ir jos normalizavimui visuomenėje. Tai kelia nerimą ir kiekvienas pasaulio tėvas turi žinoti, kad šios aiškiai pedofilinės organizacijos PSO ir JT pasirinktos siekiant įgyvendinti mažų vaikų seksualizavimo darbotvarkę 27 šalių valstybinėse mokyklose. Dabar kyla klausimas, kodėl vyriausybės ir finansų elitas primiktinai reikalauja seksualizuoti mažus vaikus visose pasaulio šalyse. Remiantis Stop World Control ataskaita, tiesioginė šiuolaikinio lytinio švietimo pasekmė yra ta, kad vaikai nuo pat mažens turi būti psichiškai manipuliuojami, kad taptų plėšrūnais ar aukomis arba abiem. Šia darbotvarkė jiems išplauna smegenis, kad į savo draugus ir klasiokus žiūrėtų kaip į geismo objektus. Jų supratimas apie meilę bus smarkiai iškreiptas ir vargu, ar pavyks sukurti sveiką, saugią, klestinčią ir laimingą šeimą. Kai suprantame, kad Rutgers ir jos sąjungininkai turi taip pat ir eugenikos šaknis, žinome, kodėl jie tai daro. Sunaikinus natūralią šeimą, pasaulio gyventojų skaičius iš tikrųjų sumažės vienu brūkštelėjimu. Beje, vienas didžiausių PSO finansuotojų yra niekas kitas, o Bilas Gatesas, apie kurio dalyvavimą ir nusikaltimus Klatovui jau labai išsamei pranešė. Jis yra toks neįvaizduojama nupirktoje pagrindinėje žiniasklaidoje. Ne filantropas, o aktyvus eugenikos šalininkas. Be to, remintis papildomą Stop World Control filmuotą medžiagą, Gatesas taip pat palaikė ryšius su nuteistų vaikų tvirkintojų ir pedofilų rato operatoriumi Jeffrey Epsteinu. Todėl tokie faktai turėtų sukelti tik siaubą. Stop World Control išsami ataskaita užbaigiama tokiais pabaigos žodžiais. Meilė nėra seksualinis plėšrūnas, kuris griebia vaikus ir skriaudžia juos, siekdamas savo pasitenkinimo. Mylėti vaiką reiškia jį apsaugoti, o ne manipuliuoti jais, kad jie sutiktų būti išprievartauti. Kaip sako De Graaf, tai nėra vaiko auklėjimas ar ugdymas. Šiems suaugusiems, kurie užsiima seksualumu ir seksu su vaikais, vaikas yra tik įrankis. Kaip vaikui daroma žala, visiškai nesvarbu, pabrėžė parlamentaras. Visiškai nepriimtina, kad tokie psichikos negalią turintys žmonės vadovauja organizacijoms, vyriausybėje ar institucijoms, kurios nustato, kokia yra visuomenė ir kad jie piktnaudžiauja vaiko raida, kad pateisintų savo liguistą sekso su vaikais troškimą. Mes visi turime pasirinkimą užmerkti akis ir būti bendrininkais savo tylėjimu arba būti drąsiais žmonėmis, atsistoti ir apšviesti žmoniją, skleisdami šią laidą, įspėdami mokyklas,
mokytojus, pedagogus. Vaikai negali apsiginti nuo šių pabaisų. Padarykime tai už juos. Galiausiai reikėtų paminėti, daugelį kitų KLATV laidų taip pat Stop World Control puslapyje galima rasti išsamių, nepaneigiamų faktų ir vaizdų apie vaikų išnaudojimą, pedofilų žiedus, ritualinės vaikų žudynės ir taip toliau, iki aukščiausių vyriausybės ešalonų ir karališkųjų namų visame pasaulyje. Todėl taip pat yra kvietimas išlikusiai teismų sistemai ir kriminaliniai policijai. Atėjo jūsų valanda. Galų gale niekam nebus leista sakyti, kad nieko apie tai nežinojo. Nuorodą į išsame Stop World Control ataskaitą rasite titruose.